Važiuojam pasivažinėti nuo Rygos iki Vilniaus baika ture. Tai pažiūrim, ką čia imsim iš daiktų. Taigi, vandens filtras, raktai, powerbankai, prožikas, vaškas grandiniai, tripodas, miegmaišis, pagalvė, palapinės kuolas, kilimėlis palapinė, mažas rankšluostis, po palapinę pasidėti taivekas, tada puodelis, dujinė visa, šaukštas, peilis, dantų pasta, dantų šepetėlis, šalmas ir akiniai. Krausim viską į Ortlebo priekinį 15, galinį 16,5 litro. Dar tokius du paimsiu priekį, bus gėrimam ar kažkam susidės. Čia neperšamas maišas bus daiktam, rūbam tiksliau, ir frame bagas 4 litrų atrodo. Taip, ir iš rūbų tai visai daug čia prisikrau. Kelnes nuo lietaus, striukė nuo lietaus, megztinis, marškiniai vieną dieną gal su jais minsiu, 2 poros kojinių, 2 poros trauzų, pirštinės. Čia maikutė, dviratininko maikutė, maikė miegui, timpos jeigu bus šalta, vieni bipsai, antri bipsai. Tai čia viskas, su kuo važiuosiu ir ant savęs ir ką turėsiu su savimi. Nu va, žodžiu, susikrojau dviratį ir viską, ką vešiusi ant jo. Dabar dėsiu į mašiną ir važiuosiu į Vilnių, o rytoj vakare autobusu į Rygą. Tai žodžiu, taip atrodo. Čia truputis maisto, čia šiaip visokios smulkmenos. Čia į priekį palapinė, kilimėlis, miegmaišis. Čia rūbai, katiliukas, elektronikos truputį, ten tualetinis popierius, visokios kitas smulkmenos. Čia viskis dviračio repiai ir kitai, visokie ir panašiai. Čia nieko nėra. Žodžiu, labai stipriai gal neapsikrau. Viskas, atėjo vakaras, susitvarkėm viską. Truputį pradėjo lynuot ir einu miegot. Labanakt. Čia, jau autobuse. Dviratis supakuotas. Viskas, aš jau Rygoj. Šį kartą vienas makė, neradau baikpekerių kitų kaip pernai, tai pavalgau ir varau į mišką. Važiuoju per Dauguvą, jau šalta labai. Ieškosiu vietos apsistoti miške. Nu va, kažkur už Rygos, miškuose, šiaip netoli civilizacija, netoli kapinės, pasistačiau palapinę. Prisipūsiu kilimėlį ir eisiu miegot. Dviratis. Žodžiu, tyliai išmiegosiu. Vis tiek kokią 6:30 ar anksčiau kelsiuosi ir varysiu. Rytas, atsikėliau 6:30 ryto. Vaizdas iš palapinės. Reikia pakuotis, ten vietoj pusryčius pavalgysiu. Griaunu palapinę, šitiek daug daiktų ir labai daug uodų. Kaip ir vakar vakare. Na viskas, iš tikrųjų ilgai rašiausi. Kem 5 minutės ir važiuoju. Hey, you. Hey. What's that sound?
Esu baigsis 30 km. O jei nesididžiuoja, tai yra didžiai nustebę. Važiuosim iš Rygos į Vilnių! Okei, keli dalykai dabar. Dabar pajudėsim, aš važiuosiu graveliu. Imagine yourself that everything come true what your dreams said. Dance on cocaine, LSD, ecstasy, whatever. Never-ending dream of love. Dance with me, dance with us. I lived for 9 months inside of my mother. She was a junkie. My destination was to get out of here. Sustok traukinį. Dance on cocaine, LSD, ecstasy, whatever. A never-ending dream of Važiavam ir sutikom lėktuvą. Atvažiavam toliau į Biržus. Biržai, Širvėnos ežeras. Ten tiltas eina. Per jį važiuosim. Viskas, šiandien diena baigta, atvarėm į Biržus. Hei, mes jau Biržuose įsikūrėm kempingę. Statėmės palapinės. Mano. Daug dviračių, baikpekinam, nežinau, jie 7. Palapinė. Nu ką, bent nusiprausim šiandien. Žodžiu, virtuvė, pasidarysim pusryčius, košę avižinę, kava.
Palieksim Biržų kempingą, viskas suruošta. Nepaleis. Eik tu rimtai? Ir įdėkit į tą baiko ketą. Imagine yourself that everything come true what your dreams said. Dance on cocaine, LSD, ecstasy, whatever. Atvažiavome į Anykščius. Prieš 3 dar valandą. Statosi visi palapinės. Mano dvirkas irgi ten. Pasistatysim, nusiprausim. Tiek. Gudus rytas, renkame šiukšlių maišus. Lyja, jau beveik visi išvarė, nors dar tik 8:30. Lyja, tai nežinau, ką darysim, žodžiu. Afigenai lyja. Lupam iki Vilniaus 115. Kaip nors. Yeah! Šlapia ir šalta. Kiek liko? Nu gal 110. Viskas šlapia. Iki. Atvarėme Molėtų Hesą, labai šlapias raidas. Bet reikia kažką valgyti. Dubingių Aibė, 50 km liko.